Turbūt yra dvi tokios pagrindinės temos, kurios man labai patinka, kur aš daugiausia įdedu savo laiko ir pastangų, būtent kad gauti žinias, kaip jas irgi realizuoti. Tai yra pažinimas savęs ir vaikų auklėjimas. Taip, vaikų auklėjimas, nes aš pati turiu vaiką irgi 6 metų ir man tas aktualu ir turbūt net nuo nėštumo metu man tikrai buvo aktualu. Ir labai daug laiko ir pinigų skiriau būtent šitom dviem temom. Ir šiandien noriu irgi truputį pašnekėti būtent apie vaikų auklėjimą. Ir ką aš matau, tai kad maža to, kad žmogus pirmą dalyką nenori, aplamai jisai tampa tingus, nes mūsų protas toks, kad jeigu man dabar yra gerai, tai aš tikrai nieko nedarysiu, nieko nekeisiu ir jisai nenori aplamai nieko daryti, tai su mielu noru, jeigu mane maitintų, aš ten pavalgiau, poreikius tos fizinius patenkinau, kažkokius ten minimaliai dvasinius poreikius patenkinau ir jam viskas tinka ir patinka. Tai tikrai neįkvos, kad savo energijos resursų, kad kažką keisti. Ir vaikų auklėjimas tai yra taip, kad jeigu aš nepažįstu savęs, tai man sunku bus auklėti ir vaiką, matyti asmenybę. Ir dažnai girdžiu, mes kažkaip užaugom ir jie užaugs. Taip, bet pasižiūrėkit, kaip mes užaugom. Savęs nepažįstam, nežinau, ko noriu. Ten skyrybos 1, 2, 3 jau skyrybos, darbas nemėgiamas, hobių kažkokiu neturiu. Tai iš tikrųjų dauguma žmonių taip gyvena. Ir ką aš tada transliuoju? Nes nesvarbu, ką aš mokysiu, ką aš sakysiu savo vaikui, vaikai stebi. Jie tiesiog žiūri ir stebi. Ir nesvarbu, ką jūs sakot, nes jisai tada man sako vieną, o patys elgesi kitaip. Ir jisai žiūrės, nes jisai būtent akis matys ir sugerinės tą visą informaciją, o kaip teisingai, kaip neteisingai. Ir jeigu kiekvieną dieną grįžta po darbų, tik tai televizorius ir daugiau nieko, tai vaikas pasižiūrės, reiškia, išeinu neaišku kur, nes vaikai nesupranta, kad tėvai eina dirbti, jie to nemato ir dėl to nesupranta, tai jie išeina, pareina ir žiūri televizorių. Tai jisai kopijuoja būtent tokį gyvenimą. Ir frazės neverk, nebėgiok, nesidžiauk, ko tu čia nori, norėsi, pernorėsi. Tai viskas taip, kad reiškia aš savo neleidžiu nei emocijų reikšti, nei norėti kažko, nes mane taip auklėjo ir aš lygiai taipogi pradedu perduoti tas programas. Ir dar irgi būna, kad pavyzdžiui viską kompensuoja, uždirba pinigus ir viską perka vaikam, telefonus duoda, televizorius duoda, visus poreikius ten aš noriu šito žaislo, šito, perka tam, kad kompensuot, nes vaikas taip reikalauja dėmesio. Mama, nupirk man šitą, tėtė, nupirk man šitą. Nes jam reikia dėmesio, o tėvai atperka tą, tokia, žinot, kaip nesąmoningai, aš nupirkau, tai reiškia, aš esu geras tėtis arba gera mama, nes mano vaikas norėjo. Taip, tikrai tėvystė nėra lengva, tai yra atsakomybė, tai tikrai yra daug kantrybės. Ir jeigu taip labai norėt, tai galima 10-15 minučių, kartais taip gali užtrukti iki pusvalandžio. O kam tau žaislas šitas? Tu gyvisti su juo nežaisi, gerai, o kam? Ir pavyzdžiui, taip, ką tu su juo darysi, o ką dar, o kaip tu jausies, kai tu gausi, o ką tu jausi, kad aš tau nupirksiu šitą žaislą. Ir pavyzdžiui, 95% pasiteisina, kad vaikas nenori to žaislo, nes jisai nori, kad mama arba tėtis duotų tą dėmesį, duotų savo laiką, kantrybę, šilumą, bendravimą, akių kontaktą. Ir jeigu tai bendraut net parduotuviai, tai išeinama be žaislo, be ašarų ir vaikas laimingas, nes gavo dėmesį, nes buvo bendravimas, buvo artimas kontaktas, buvo, kad mama arba tėtis mane pamatė, su manim bendravo.
išgirdo mane, išklausė mane priglaudė, apkabino, nes kiekvienas vaikas, tikrai net ir ne tik vaikas, bet ir suaugęs, visiems reikia būtent to kontakto, fizinio kontakto, dvasinio kontakto, akių kontakto. Ir būtent su vaikais tai, kad jisai gauna ir išeina be to žaislo. Bet tėvai iš tikrųjų dabar tinginiai, atidirbau ir nieko nenoriu daryti. Ir su vaikais lygiai nieko nenoriu daryti. Perku žaislus, duodu telefoną, duodu televizorių, nes tada namuose tvarka, nes tada namuose ramybė ir patogus vaikas, nes jo nėra. Ir aš galiu tiesiog ilsėtis, nieko nedaryti, pats žiūrėti televizorių arba ten kažką tvarkytis. Taip, tikrai nėra lengva su vaikais, kaip ir nėra lengva su tarpusavio santykiais, nėra lengva net, kaip aš sakau, pačiam su savim tikrai nėra lengva. Bet vaikai mūsų atsakomybė, jie atėjo į mūsų gyvenimą, ne mes atėjome į jų gyvenimą ir mūsų atsakomybė kaip tėvų, kaip suaugusių, pritaikyti juos prie šio gyvenimo. Ir ką jūs perduodat? Ar prisitaikyti ir eit, kad kažkas juos vestų, kad va tau sakys šitą, tu daryk šitą, tau sakys šitą, tu daryk šitą, tu atjung savo emocijas, tu atjung savo loginį mąstymą, įjung televizorių ir įjung kažkokį žaidimą ir nieko negalvok, o tiesiog kvailai ir taip, atsiprašant, bet tiesiog kaip ta turbūt, kaip pavyzdys, daryk tą, ką tau pasako. Tai tikrai matau liūdna situacija, kad tėvai tinginiai ir nenori užsiimti savo vaikais. Vežu į būrelis, kad tik vaikas būtų užimtas, taip man yra sunku vežti iš vieno galo į kitą galą, į trečią galą, bet aš vežu tam, kad jisai būtų užimtas. Ir pavyzdžiui, iki 7 metų tikrai retai kokie būreliai reikalingi, nes fiziškai galima kartu iškrauti, pabėgioti, nueiti į žaidimo aikštelę, su dviračiu pasivažinėti, tiesiog namuose pasimankštinti, pažaisti, pabėgioti, slėpinių pažaisti, gaudinių pažaisti. Yra daug visokių tikrai nebrangių žaislų, kurios galima kartu žaisti. Kamuolys, šokdynė, kažkokie ten riedučiai, dar kažką. Tikrai galima ir būtina tą daryti. Nes tą, ką jūs įdedat vaikui tik tai maždaug iki 12-14 metų, tą jisai neš per gyvenimą. Ir jau nuo 14 tikrai negalėsite įdėti. Ir kuo toliau tuo ta karta ir tas amžius mažėja, tai 12 metų jau viskas. Jau ką įdėjot iki 12 metų, tai jisai ir neš per gyvenimą. Ir taip, gyvenimas jį koreguos, muš, kaip sakom, jeigu nenori gerojų, tai bus nelabai gerojų, bet čia yra būtent mūsų atsakomybė kaip tėvų, ką mes įdėsim. Ir dar kas būna, kad jeigu man sunku ištvert, kaip tėvui, kaip mamai sunku ištvert būtent vaiko ašaras, vaiko džiaugsmą, aš nenoriu su juo žaisti, aš tiesiog nenoriu su juo būti, tai kodėl? Nes dažniausiai mes grįžtam vėlgi prie savęs pažinimo, kad ir prie savo būtent praeities su manim nežaidė, dėl to man nuobodu, aš nenoriu, man nepatinka žaisti. Emocijos, aš negaliu ištverti jų emocijų, man nepatinka, kai džiaugiasi per daug, man nepatinka, kai aplamai, kai verkia, kai pyksta, tai tuo labiau, nes man neleido ir aš iki šiol neleidžiu savo išgyventas emocijas. Tai vaiko auklėjimas būtent grįžta prie mūsų pačių, prie raidos etapų. Tai kiekvienas tėvas turėtų, tėvas ar mama, būtent tėvai, visi tėvai turėtų minimaliai domėtis raidos etapais, kad metų, 2, 3, tos krizės, kaip vadinamos, tai tiesiog ne krizės, o separacijos etapai, pavyzdžiui, raidos etapai. Žmonės vadina krizėm arba ožiukais kažkokiais. Ne, taip nėra. Tai va tas bazės, kada kokie etapai būna, tikrai būtina žinot, tam, kad tiesiog jūs žinot, kad tai yra normalu, kai vaikas aš pats, kai jisai verkia, kai jisai tiesiog pervargsta, pradeda verkti, nes čia yra tiesiog jo nervų sistema iki 10 metų, jinai formuojasi
jinai nemoka būtent tą nervų sistemą ir vaikas nemoka nei analizuoti, nei logiškai galvoti, nei savęs kontroliuoti, jisai tiesiog gyvena čia ir dabar. Ir va čia vat aš buvau laimingas, o čia aš jau tiesiog pervargau, nes man buvo per daug dirgiklių ir va tą vat 1 sekundę viskas, aš jau dabar isterikuoju, nes aš noriu pats, aš verkiu, kai man neleidžia pačiam, nes tai yra pirma, pavyzdžiui, 3 metų maždaug plius minus, pirma separacija, kada aš jau suvokiu, kad aš esu atskira asmenybė, atskiras kūnas nuo mano dažniausiai mamos būna. Ir aš noriu išmokti, nes aš noriu būti irgi didelis kaip ir mano tėvai, kaip ir mano brolis ar sesė vyresni. Ir tai yra normalu, kad aš pats, jam nesigauna, jisai nervinasi, meta daiktus, verkia, rėkia, bet neleidžia vis tiek, kad už jį padarytų. Vėlgi aš pats vėl paima ir vėl rutuliuojasi tas pats, nes jisai nemoka, jo pirštai dar nėra tiek veiklus ir tokie sumanus, kaip sakom, kad užrišt kažkokį mazgelį, sagą, užtrauktuką, bet jisai jau nori ir jisai mokosi. Taip, mes tėvai ne visada turim tiek laiko, bet galima sureguliuoti 10 minučių, 5 minutės anksčiau pasakyti, prašau, renkis, kad jisai turėtų va tą laiką, va tai isterikai, tiem bandymam. Tai būtent nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir žinojimas visų šitų etapų, žinojimas, kad man neleido, aš savęs nepažįstu, aš savo neleidžiu daug ko, tai projektuosiu savo vaikui, ant savo vaiko, kad tiesiog mane erzins, būtent jo emocingumas, jo aš pats ir dar visokių dalykų. Tai vaikų auklėjimas ir savęs pažinimas, jie asmeniškai man yra tai labai susiję tarpusavį, nes irgi vaikas, jisai dažnai parodo, kas su manim yra negerai. Jisai tikrai, kaip sako, pasakyk, ko serga tavo vaikas, aš pasakysiu, kokia situacija yra šeimoj, nes vaikai tiesiog atspindi yra kaip veidrodžiai maži, kurie atspindi, kas yra šeimoj, kokie yra tėvai ir būtent kokioje aplinkoje jisai auga. Tai stebėkit vaikus, stebėkit savęs ir darykit analizės.